end. Ką daryti? Baigti. Pavyzdžiui, to end tai conflict. Užbaigti konfliktą. Žodis end taip pat gali būti daiktavardžiu su reikšme galas, pabaiga. Pavyzdžiui, from beginning to end. Nuo pradžios iki galo. Jeigu prie žodžio end pridėsime priesagą ing, gausime daiktavardį su panašia reikšme ending, pabaiga, užbaigimas, kalbant pavyzdžiui apie paskutinę istorijos arba filmo dalį. A happy ending, laiminga pabaiga. Gramatikoje žodžių ending mes taip pat žymime žodžių galūnes. Pavyzdžiui, verb endings, veiksmažodžių galūnės. Pridėję prie veiksmažodžio end priesagą less, gausime būdvardį endless, begalinis, nesibaigiantis. Pavyzdžiui, endless arguments, begaliniai ginčai. O jeigu norime padaryti prieveiksmį su reikšme be galo, pridėsime prie būdvardžio endless papildomą priesagą ly, kaip endlessly. Pavyzdžiui, endlessly patient, be galo kantrus. Like and follow for more.